orkaitėje keptų obuolių kanelonė su Singapūro krevečių kariu, grietinės ir daržovių kremu. Nulupame krevetes. Nepamirškite iš nugaros ištraukti juostelę, kuri krevetėms suteikia nemalonų skonį. Susmulkiname, bet ne per smulkiai. Svarbu, kad matytųsi gabalėliai. Nusilupę svogūną supjaustome jį taisyklingais mažais kubeliais. Taip pat susmulkiname svogūnų laiškus ir pomidorus. Į puodą dedamas sviestas, jis išlydamas, sudedami svogūnai, smulkinti česnakai, kario pastą. Prieš tai nutarkuokite laimų odelę ir išspauskite sultis tiesiog į puodą. Viską pakepiname, kol suminkštės svogūnai. Jokių būdų nesudeginkite, nes kario pasta yra gaminama iš žolelių ir įvairių trintų prieskonių, taigi labai greitai svyla prie puodo dugno. Atėjo laikas krevetėms, pomidorams, laimų lapams ir cukrui. Cukraus dėkite tiek, kad būtų šioks toks balansas tarp trijų skonių – aštrumo, saldumo ir laimo suteikto rūgštumo. Viską verdame, kol pasidarys tiršta košelė. Siūlau virti ant mažos ugnies, taigi įdaras jau išvirtas. Dabar darome obuolių cilindrus. Kadangi nedaugelis žmonių turi kulinarinius žiedus, tai išpjauti taisyklingus cilindrus būtų ganėtinai sudėtinga. Tačiau galite tai padaryti su mažu peiliuku arba tiesiog perpjovus obuolį per pusę jį išskaptuoti. Dabar dedame krevečių karį į iš obuolio pagamintą formelę ir kepame orkaitėje apie 160 laipsnių temperatūroje, kol suminkštės, bet neištiš. Pabarstome svogūnų laiškais. Kremui reikėtų agurkų, svogūnų laiškų ir šviežios kalendros lapelių. Viską susmulkiname ir sumaišome su grietine. Šį kremą galima užtepti ant paskrudintos duonelės.